Sveiki visi, laikas sutaro, mano vardas Neringa ir šiandien aš jums paruošiau 3 kortų skaitymus, tikiuosi, kad išeis 3 kortų skaitimai. Jeigu užsitęs, tai gali būti 2 variantai kortų skaitimų. Tema – karminiai santykiai. Dabar, kadangi įrašinėju, nežinau kaip gausis, todėl viskas įraše aš pažymėsiu variantus, bet čia ir dabar mes tiesiog tokį eksperimentą. Jeigu jisai pavyks, tai aš labai džiaugsiuosi, nes būsiu išpildžius dar vieną jūsų norą ir jūsų užklausą apie karminius santykius. Tai va. Taip pat primenu, kad tai apibendrinti bendri kortų skaitimai, jeigu jūsų situacija gali keistis ir skirtis nuo čia aptartos, bet kiekviena jūsų mintis, kiekviena jūsų įžvalga kortų skaitimo metu kilusi jūsų, surezonavus su jūsų jausmais ir su jūsų mintimis, tai yra tas atsakymas, kurio galbūt ieškot. Todėl žiūrėkit, analizuokit, įjunkit savo kritinį mąstymą ir būkite atidūs savo ir su savo mintimis. Tai va, pirmas variantas – karminiai santykiai. Imsiu 2 kaladės. Pasižiūrėsim vyro pusę, moters pusę, kodėl karminiai santykiai yra ir užduosim klausimus kortų kaladėms 2. Ir aš turėsiu dabar tiesiog truputėlį susidėlioti visus tuos aspektus. Todėl jeigu užtruks, tai kantrybės, jūsų kantrybės paprašysiu. Taip, jis ir ji, apie kokią moterį kalba eis. Tada žiūrim taip, apie kokią moterį kalba eis. Čia daugiau vietos paliekam. Ką jūs savyje kaip moteris priimate šituose santykiuose, šituose karminiuose, ką neigiate? Kaip jūs elgiatės? Dėl ko taip elgiatės? Priežastis, kodėl jūs būtent taip elgiatės? Ko reikalaujate iš santykių iš vyro? Ir ko nesuprantate? Ir taip pat pasižiūrim tokius pat kortų pozicijas, tokios pat iš jo pusės. Vyras. Jis. Apie kokį žmogų kalba eina? Ką jis savyje priima šituose santykiuose? Ką jis savyje neigia? Įdomu. Gerai, jau prasideda karma. Ką jis neigia? Kaip jisai elgėsi šituose santykiuose? Dėl ko jis taip elgėsi būtent šituose santykiuose? Ko jisai reikalauja iš santykių, iš savęs, iš jūsų? Ir ko jisai nesupranta? Taip, kadangi dabar čia taip gavosi, tai aš dar pačią po vieną kortą pridėsiu. Kiekvienam nes pasirodo, kad aš moteriai 2 kortas paėmiau, o vyrui 3. O tai jau nelygios teisės. Va, viskas. Visus struktūrą turim. Pasižiūrim. Pirmą variantą, apie kokią porą kalba eina. Kokios būsenos, kokios nuotaikos atėjo moteris į šitą pirmą variantą ir apie kokį vyrą kalba eina. Moteris abejonėse, moteris galvoja, moteris iš visų pirma jos tokia būsena apie tai, kad ilgą laiką jinai nežino, kaip išsivaduoti iš šitų santykių, nežino ar, kaip sakoma, ar baigti juos, ar tęsti juos. Šita būsena užsitęsus ilgą laiką, jos širdis sužeista, jinai nežino, ką daryti. Tarsi visos pastangos išeina per nes niekas jos gyvenime arba jos būsenose, jos santykiuose su šitu vyru nesikeičia. Todėl jai, kuo toliau delsia, tuo gilesnis skausmas yra širdies pas ją. Apie kokį vyrą kalba eina?
vyras yra imperatorius, tai reiškia gali būti jūsų sutuoktinis, šitos moters sutuoktinis, bet žiūrėkit, jisai irgi į šitus santykius neinvestuoja. Toksai vaizdas, kad jisai ramiai, jisai kaip savo statusą turi, imperatorius, viskas okei, bet jisai nei į santykius investuoja, nei paleidžia jos, nei aiškinasi, žodžiu, toksai, žinot, dviejų kaimynų gyvenimas. Tarsi pora, kuri gyvena ne kaip vyras su žmona, ne kaip partneriai, o tiesiog kaip bendranuomininkai, kaip sakyčiau, ne, arba tokie kaimynai. Gyvenimas, kuris netenkina abudu, bet žmonės dėjo tokį kryžių ant savo santykių ir jie nieko nedaro, kad šitas situacija pasikeistų. Gerai, tada pasižiūrim, ką savyje jūs priimate, ką apie save žinote, ką persona, ką jūs demonstruojate, kad apie save žinote ir ką savyje priimate. Ir ką jisai priima. Kad būtų toksai, vat vėlgi, ne, bendras žiūrėjimas, tai bendra situacija. Šita moteris priima, kad šitas vyras yra jos partneris. Jinai kaip Pentaklių karalienė, jinai priima jį kaip savo vyrą. Tarp jūsų yra santuoka, tarp jūsų yra įsipareigojimai ir šitą vyrą jūs netgi kaip savo mylimą vyrą, kaip vyrą, kuris padovanojo jums jūsų vaikus. Žodžiu, tai yra tradicinė šeima, kurioje yra įsipareigojimai, kurioje yra santuoka. Ta jūs priimat kaip faktas. Aš esu šito vyro žmona. Ką vyras priima kaip faktą savo, ką jis demonstruoja. Su šita moterim stabilumas 3-6 kortos, žiūrėk. 6 pentakliai, 6 kardai ir 6 taurės. Toksai stabilus, sakyčiau, susitaikymas, ką jisai demonstruoja, ką jisai savyje priima. Aš šitą moterį kažkada tai pasirinkau, aš su šitą moterim sukūriau santuoką ir dabar šita moteris yra mano kaip ir likimas arba, kaip čia pasakyti, tiesiog, susitaikiau. Čia toks, žinot, pakankamai, bent jau, vyro žodžiai galėtų būti, bent jau turim šeimą, bent jau turim vienas kitą, bent jau kažkas tai buvo, toks viduriukas, kaip sakoma, nei blogai, nei gerai, nėra aistros, bet ir nėra kažkokių tai didelių problemų, nėra kažkokių darnos, bet ir nėra didelių konfliktų, toks, apie nieką, žodžiu, viskas viduriukė. Apie ką kalba eina, jisai kiek gali, tiek padeda šeimai. Jisai jaučiasi, ką savyje priima. Dėl praeities, dėl šventos ramybės, dėl vaikų, dėl šeimos, dėl statuso, jisai pasiruošęs duoti tiek, kiek gali. Žodžiu, moteris tai yra mano vyras, vyras galvoja, kad tai yra mano, kaip sakoma, pasirinkimas. Aš dėl vaikų, dėl šeimos kažkokias tai pareigas netgi pasiruošęs atiduoti. Jeigu moteris galvoja, ar ką mes toliau darom, tai vyras sako, kad aš darau tiek, kiek galiu, aš daugiau net negalėčiau duoti, aš darau maksimum, jo bent jau tokie žodžiai. Gerai, dabar taip, ką neigiat jūs, ką jūs neigiat ir ką neigia vyras. Ką neigia vyras ir ką neigiat jūs, kas yra paslaptyje, apie ką jūs nekalbat. Moteris neigia tai, kad jinai pavargo, kad jinai nori išsilaisvinti, kad jai labai norisi užbaigti. Kuo daugiau jinai delsia, kuo daugiau kaupėsi pagieža, kaupėsi nuoskaudos, kaupėsi toksai nusivylimas santuoka šitų vyrų, tuo didesnė, kaip sakoma, tuo didesnė praraja, tuo didesnis atitolimas vienas nuo kito pas jūs yra. Tai yra būtent tai jūs slepiat, kad kuo toliau, tuo jūs jaučiatės vienišesnė, tuo jūs jaučiatės, atsiskyrus nuo savo vyro, nuo savo savasties, nuo savo visų tų dalykų, kurie iki šiol buvo svarbus. Kaip jaučiasi vyras? O vyras, jisai mato
ko jisai nesako. Jisai nesako jums apie tai arba neigia tai, kad šita moteris yra gudri, kad šita moteris, šita jo žmona, kuri yra šalia, jinai yra reikli, gudri, mėgstanti kontroliuoti, jinai reikli santykiuose daug labiau negu jisai, ir jisai neigia tai, kad, suprantat, jisai jūs gerbia ir labai myli, ir netgi, kaip pasakyti, ir myli už tai, kad jūs jam leidžiat turėti savo erdvę, turėti savo kažkokią tai laiką, jisai už tai jūs ir myli, kad būtent su šita moterim, kai jinai jam neknisa proto, atsiprašau už prancūzų mano, ne, už tokį atsitraukimą, už tokį, kaip čia, atstumą, turėjimą atstumą, jisai jūs už tai ir myli, kad jūs jam nereikalaujat iš jo daugiau, negu jisai gali duoti, va taip sakyčiau. Jeigu moteriai per mažai šitų santykių su vyru ir jinai jaučiasi labai blogai, tai vyras šituose santykiuose jaučiasi, kad jo moteris, jo žmona, jo pasirinkimas būtent su šita moterim kurti ateitį, tai yra jo labai geras pasirinkimas, jisai tuo patenkintas. Jisai to galbūt jums nesako, bet jisai, kaip sakoma, arba nuneigia net savo, bet tokia jo yra, toks jo yra šešėlis. Taip, kaip elgėtės? Kaip jūs elgėtės? Šie 4 kortos net išėjo. Kaip jūs elgėtės su juo ir savo santuokoje ir kaip jisai elgėsi su jumis šituose santykiuose. Kaip jisai elgėsi. Jūsų elgesys šituose santykiuose. Taurių karalienė. Jisai elgėsi kaip su taurių karalienė. Tai yra labai geros dvi. Tai, ką jūs demonstruojat, tai jisai ir skaito. Būtent taip. Jūs, kaip elgėte šituose santykiuose, taurių karalienė santuokoje ir santykiuose, jinai yra mergaitė. Jinai yra mergaitė, kuria reikia rūpintis. Aš noriu, žinot, iš to memo, jeigu ten žiūrit internete kažkokius tai filmukus, aš mergaitė, aš noriu gėlyčių, aš noriu ant rankyčių. Tai jūs kartais tokį elgesį demonstruojat ir norit, kad jumis būtų pasirūpinta. Tai tą puikiai suprantat, tą naudojatės ir būtent naudojatės labai sąmoningai, sakyčiau, jūs kartais pradedat iš tiesų reikalauti to dėmesio, kurio negaunat šiaip savo. Ir puikiai mokat manipuliuoti šito vyro, kaip sakoma, energiją ir elgesiu. Jūs nuspėjat, kaip jisai reaguos. Ir teisingai jisai reaguoja kaip į mergaitę. Jisai reaguoja kaip į mergaitę, kuri, kaip sakoma, ilgą laiką, tarsi, žinot, jisai mato, kad jūs nesikeičiat. Tai yra vyro svajonė, ne? Moteris po santuokos nepasikeistų, kad jinai būtų tokia pat kartais. Tai jisai, kaip čia, nesikeistų nei savo elgesiu, būtų lengva, būtų moteriška, būtų seksuali, būtų graži. Tai jūs jam tokį elgesį ir demonstruojat. Jūs puikiai žinot jo poreikius, jisai puikiai žino jūsų poreikius ir jisai tarsi šitie karminiai santykiai apie tai, kad vyras puikiai supranta savo moterį. Jisai žino, ko moteris nori. Kaip būtų keista, ne? Jisai žino, ko moteris nori. Ir jisai tą elgesį jos nuspėja, gali pildyti jos svajones, gali kartais, kaip sakoma, irgi truputį kaprizus parodyti, savo kaprizus, bet jisai puikiai žino, kad skaito moterį labai puikiai šitas vyras. Gerai, dėl ko jūs taip elgiatės? Kodėl jūs kartais, kaip sakoma, šitokiu būdu tiesiog su vyru manipuliuojat? Dėl ko jūs taip elgiatės? Elementariausia moteriška priežastis. Dėl meilės, dėl savo
savo statuso šitam vyrui pateisinimo. Jisai jums kaip skeptrų karalius, vyras, kuris patrauklus, vyras, kuris, kaip sakoma, turi daug ryšių išorėje. Jūs karts nuo karto būtent dėl to ir elgiatės, rodot kaprizus arba truputėlį bandot manipuliuoti jo, vien tik tai todėl, kad pasitvirtintumėt, ar jūs vis dar jam esat reikalinga, ar jūs vis dar myli, ar pas jūs yra vis dar aistra. Dėl ko elgėsi taip, būtent jisai, kodėl jisai teisingai jūs skaito. Kodėl jisai teisingai jūs skaito? Nes jisai, šitas vyras, prisijima, sąmoningai ar ne, bet jisai žino, kad jūs esat jo moteris. Jisai kažkada tai padarė pasirinkimą. Jisai kažkada tai padarė teisingą pasirinkimą ir dabar vis dar, kaip sakoma, šeši kardai, tai yra korta laimėtojo. Aš kažkada tai padariau sprendimą. Aš tuo sprendimu aš iki šiol patenkintas. Vyras, kuris sąmoningai ar nesąmoningai vis tiek dar, kaip sakoma, džiaugiasi savo pasirinkimu, kad būtent šitą moterį pasirinko savo partnerius. Ir jeigu mes dabar žiūrim apie irgi tuos karminės paskutinė bus apie karminės šitą augimą, santykius, tai jūs puikiai skaitot šito vyro poreikius, o šitas vyras puikiai patvirtina savo teisingą pasirinkimą šitą partnerę. Žodžiu, du žmonės, kai žiūri šitas kortas, net nesuprantu, kodėl tokia signifikacija, nes moteris kažko tai nepatenkinta. Mes pasižiūrėsim, dėl ko moteris nepatenkinta, bet pirmą žiūrim tas kortas, kurios išėjo. Ko reikalauja? Ko reikalaujate jūs iš savo vyro? Būtent dabar prasideda tie karminiai dalykai. Ko būtent jūs reikalaujate iš vyro? Žiūrėkit, jisai gražus išorėje, jisai turi daug ryšių, jisai geba, turi savo pomėgių, gali ten medžioti, nežinau, žvejoti ar sportuoti, bet kokį pomėgį jisai savo tenkina, jūs puikiai tai suprantat, bet jūs norit iš jo jausmų, jūs norit iš jo, ko reikalaujate. Reikalaujate, kad jisai su jumis būtų draugė. Su jumis būtų kaip draugė, šitą taurių karalius. Rodytų savo jausmus. Jisai nespręstų tų reikalų, o tiesiog pasišnekėtų su jumis. Kaip tu, vėlgi, ne, mergaitė, taurių karalienė ko nori? Aš noriu gėlyčių, aš noriu rūpesčio, aš noriu ant rankyčių. Ir jūs to darot. Jisai, ir kaip čia pasakyti, bet jūs taip darot, jam reikalaujate iš jo. O ar jisai supranta jūsų reikalavimus, tai irgi pasižiūrim. Ar jisai supranta jūsų reikalavimus. O jisai negali. O jisai, kai jūs iš jo reikalaujat šitą taurių karaliumi būt, jisai tampa pentaklių karaliumi. Klausyk, brangioji, ko tu jau, kaip čia pasakyti, ne? Kam tu keli bangas? Žiūrėk, viskas pas tave yra stabilu, aš pas tave sugrįžtu, aš tavim rūpinuosi. Yra ten tų pas mus bendrų veiklų ir reikalų tiek daug, mes važiuojam pas giminės, mes švenčiam kartu gimtadienius ar ten kažkokius tai vakarėlius vaikščiam. Ko tu dar nori? Viskas yra gerai. Jisai tampa, žinot, jūs iš jo norite emocijų, o jisai tampa tokiu pentaklių karaliumi, kuris skaičiuoja laiką, pinigus, ten dar kažkokį. Ir tarsi, čia yra to didžiausias jūsų, kaip sakoma, karminės pamokos. Tai pasižiūrėsim kokios, bet toks vaizdas, kad skirtingo meilės kalbom kalbat. Moteris nori jausmų, moteris nori išgyvenimo, moteris nori tokio dalyvavimo jos gyvenime, arba išsisakymo, pasisakymo, pasišnekėjimo, o vyras viską matuoja, kaip sakoma, materialiais dalykais tokiais. Tai žiūrėk, pernai buvom 2 kartus išvažiavę atostogų. Šiemet mes važiavom ten į giminių balių. Aš tau nupirkau tą ir tą ir tą. Ir vėlgi, o kur man gėlytės, o kur man rūpestis, sako, kokio rūpesčio, taigi žiūrėk, ir vėl pateikė sąskaitą. Toks vaizdas, kad jūs ne viena kalba kalbat. Ko nesupranta moteris,
ko nesupranta moteris ir ko nesupranta vyras. Moteris nesupranta, kaip įdomiai, moteris nesupranta, vat jūsų šitose santykiuose, jūsų, klausykit atidžiai, moters karminė pamoka. Ko nesuprantat? Kokia karminė jūsų pamoka? Jūs turit vos ne kasdien savo pasakyti, kad būtent šitą žmogų aš pasirinkau į savo partnerius. Būtent šitas žmogus man yra mano mokytojas, mano vyras. Aš jį gerbiu, aš jį myliu ir kasdien daryti pasirinkimą, kad aš dar šiandien su šitu vyru. Tarsi jūs vis dar tikitės kažko geresnio varianto, tarsi atsarginio varianto, kad ateis tas, kuris atitiks visus jūsų lūkesčius. Ir jums karminė pamoka pamilti ir pradėti gerbti būtent šitą žmogų. Tai yra 2 kardai, 2 pentakliai, tai yra dvigubas, toksai dvigubumas ir magas. Tai yra jūsų pačių pasirinkimas. Aš ne tik tai imu, bet ir duodu. Aš renkuosi. Tai yra jūsų sąmoningas pasirinkimas būti su šitu žmogum. Tai yra tokia moters karminė pamoka su šitu vyru. Kokia vyro karminė pamoka? Man, jam, ta prasme ne man, o vyrui yra išmokti, tarsi vat vėlgi, kažkada tai buvo skolos, karminės skolos, kažko tai vienas kito, dabar jeigu mes ten ezoteriškai tai pasišnekėtumėm, kažkada tai vienas kitam, kaip sakoma, tapot skolingi. Vyras šitą suvokia, bet jisai tarsi jaučia, kad reikia apmokėti tas skolas, bet jisai moka jas tik tai materialiniu pagrindu, kaip ir sakiau, ne, vat, kažkokiais tai pinigėliais, kažkokiais tai veiksmais, kurių moteris tarsi ir nevertina šitam vyrui, bet šitas vyras jaučiasi būtent tokiu būdu jai turintis apmokėti tas skolas. Jam sunku suprasti, kad yra dar kitos tos emocinės skolos, santykių skolos, tas emocinis gyvenimas. Ten jisai visiškai yra neišmokęs. Tarsi, žinot, toksai, kaip pasakyti, niekada apie tai nepagalvojo. Niekada apie tai nesusimastė, kad gali būti ne tik tai finansinės skolos, o gali būti emocinės skolos, gali būti artumo skolos, pagarbos, meilės skolos. Jisai apie tai nesusimastė. Vat vyro karminė pamoka su šita moterim išmokti, suprasti, kad yra kitokios skolos. Yra dar kitokios skolos, apie kurias jūs, nei vienas iš jūsų kaip tarsi nepagalvoja. Moteris turi išmokti, pasirinkti kasdien, kas rytą pasirinkti gyvenimą su šitu žmogum. Jisai yra jūsų sąmoningas pasirinkimas. Aš šitą žmogų renkuosi. O vyras, aš šitai moteriai rodau ne tik tai finansinę paramą dėmesį, bet ir emociškai augu su ja, emociškai artėju link jos. Tokios yra jūsų karminės pamokos šituose santykiuose. Kodėl jūs nesimokot šitų karminių pamokų? Nes žiūrėkit, jeigu jūs išmoksit, reikės šitie santykiai, tokie kokie dabar yra, gali užsibaigti, reikės tada kažkur tai kitur, naujos idėjos, naujos santykių, naujų šitų. Kai tik tai šitie santykiai, šita pamoka, šitie karminiai santykiai, tokia tema, tokia forma, apie kokią mes kalbam, užsibaigs, reikės judėti toliau. Reikės judėti toliau, baisu, nežinau kur judėti. O moteris irgi tyli, žiūrėkit, tyli, nes jai labai patogu kaltinti kitą, permeta savo projekcijas, pati apsitvėrus, pati užsidarius, pati tyli, bet jai labai patogu aiškinti, kaip sakoma, rado kaltą ir dabar
visus šunis ant to vyro karę. Tai va tokia va buvo mūsų pirmas variantas. Jeigu jūs supratot, apie ką aš kalbu, labai lauksiu jūsų atsiliepimų ir tikiuosi, kad jums patiko tokia analizė. Taip kad, kaip dar kartelį sakiau, karminės pamokos ir karminiai santykiai tai yra visai, gali būti visai ne taip, kaip jūs apie juos galvojate. Taip, mes judam prie antro varianto, pasižiūriu, kiek mes laiko užėmėm, gerai, yra laiko. Antras variantas apie karminius santykius. Apie ką kalbam? Kokia atėjo jie? Kokia moteris atėjo į šį būrimą? Ir ką jis savyje priima? Ką neigia? Kaip jį elgėsi? Dėl ko taip elgėsi? Ko reikalauja? Ir ko nesupranta? Ir ko moterį turim? Jis. Apie kokį vyrą kalba eina? Ką jis savyje priima savyje šituose santykiuose, ką jis neigia, kaip elgėsi, dėl ko būtent taip elgėsi, priežastis, ko reikalauja iš moters, iš santykių. Ir ko pats nesupranta savo tos karminės pamokos, kodėl būtent šitose santykiuose. Taip, turim ir antrą variantą. Gerai, žiūrim, apie ką kalba eina, apie kokius žmonės kalba eina. Apie kokius žmonės kalba eina. O čia akivaizdžiai santykiai karminiai, kurie užsibaigė, tai papasakosiu, užsibaigė, kaip po tokie tarsi išsiskyrimas yra tarp jūsų ir jie užsibaigė, bet karmos jūs neatidirbot. Buvo daug melo, buvo užsibaigimas, buvo pasirinkimas. Gali būti, kad vyras, apie kurį čia kalba eina, jisai iš tiesų melavo, apgaudinėjo, dar netgi galbūt kažkokias tai svaiginosi pakeisti savo sąmonę vien tik tai tam, kad atsiskirti nuo tų pareigų ir šitų karminių santykių, bet kuriuo atveju šičia vyras, jisai išgyvena asmeninę dramą. Tai yra apgaulė, apgavystė, transformacija gili, kurio užbaigimas nenoriu, toliau meluoju savo aplinkiniams ir dar svaiginuosi arba kaip tik įjungiu tokį, man niekas nesvarbu, nu ir nereikia, nu ir nieko. Moteris šituose santykiuose, aš sakyčiau, kad jinai turėjo praeitį su šitu vyru, bet kadangi jisai nesikeitė, jinai nusprendė ir įvyko taip, kaip įvyko, jūs išsiskyrė. Žodžiu, šitas karminis ryšys yra pasyvus. Čia antrą variantą pasirinko žmonės, kurie dabar, bent jau iš pačios pradžios, jie vienas apie kitą tiesiog nepadarė tų karminių pamokų ir išsiskyrė. Ką savyje priima moteris ir ką savyje priima vyras. Tuoj mes pasižiūrim. Ką apie save ir savyje ir santykiuose priima vyras. Taip jūs išsiskyrėt. Ateities bendros tarsi ir nėra. Meilė, kuri nebuvo, buvo galimybė, jūs priimate apie tai, kad buvo įsimylėjimas, buvo galimybė, buvo graži pradžia, buvo daug svajonių, bet jos visos liko nerealizuotos. Jos visos užsibaigė, gražiai, negražiai, bet jos užsibaigė, neturėjo vystymosi. Tai yra santykiai, kurie kaip karma neatidirbta, jeigu mes taip kalbam. Ką priima savyje vyras?
aš ilgą laiką, kaip čia pasakyti, liūdžiu. Čia sakyčiau, žinot, jeigu antrą variantą ir rinkosi, tai va šitos va kortos kalba apie tai, kad vyras, atsiprašau, išblaivėjo, po kažkiek tai laiko truputėlį apsimastė, apgalvojo, po kažkiek tai laiko atsibudo ir sako, oi, kaip gaila, man truputėlį ilgo, aš norėčiau, kad jinai sugrįžtų, arba ten santykiai, arba ta forma santykių sugrįžtų. Ta prasme, jisai, vėlgi, jeigu mes kalbam apie karmą, jeigu mes kalbam apie tokius gilesnius, kaip sakoma, ezoteriškai gilesnius procesus, kurie tarp mūsų vyksta ir turi vykti, tai nieko nuostabaus, kad mes jaučiam kažkokią tai, jausmus, pareigą. Tai va, jisai ilgisi. Jisai neišbuvo, neišgyveno, neišsprendė savo tų problemų, todėl pas jį yra tokia būsena. Aš priimu, kad aš ilgiuosi, pasiilgau. Aš pasiilgau šitos moters, aš pasiilgau šitos santykio, aš pasiilgau, aš vis dar jos geidžiu, aš norėčiau, kad jinai sutramdytų mano žvėrį, kaip sakoma, ir būtų šalia manęs. Aš apie ją, jisai apie jūs galvoja. Ką neigiate? Ką neigia moteris ir ką neigia vyras? Neigiate tai, kad jūs likimas dar suves. Ir dar suves, kaip sakoma, sunkiai, bus sunkus. Vis tiek, karminiai santykiai, kaip ir dar kartelį minėjau, tai nėra labai lengvi. Tai nėra santykiai, kurie paremti tik tai džiaugsmu ir tokiu, žinot, wow, ne. Bet moteris neigia tai, kad šitie santykiai, net jeigu yra jisai sugrįš neatsinaujinęs, jisai galės atsinaujinti tik kartu su ją. Ir tas sugrįžimas gali būti vėl grasinimasis, kaip sakyti, išeiti ar dar kažkas. Tas sugrįžimas nebus laimingas, tas sugrįžimas tai dar nereiškia, kad jie gyveno ilgai ir laimingai. Jeigu jisai ir sugrįž pas jūs, tai sugrįž su daug problemų, sugrįž toks pat, koksai buvo. Ir reikės jums kartu, kaip sakoma, dar ilgą laiką nukeliauti, kad kažkas tai pasikeistų. Ką jisai neigia, ką šitas vyras neigia? Vyras neigia tai, kad jisai liūdi tai liūdi, ilgisi tai ilgisi, bet jokių veiksmų nedaro. Jeigu moteris, kaip pasakyti, jeigu moteris nori, kad sugrįžtų, vyras irgi norėtų, kad sugrįžtų, nes, dar kartelį, karminiai santykiai jūs vis tiek suves likimas tam, kad jūs pagaliau vienas kito arba savo pamokas su vienas su kitu išmoktumėt. Tai moteris neigia, kad jeigu jisai ir sugrįž, jis sugrįž nepasikeitęs, toks pat. Jums reikės ilgą laiką su juo dar kankintis ir, išmokti tas pamokas. O vyras neigia tai, kad jisai mėgaujasi, sakyčiau, žinot, jisai mėgaujasi savo kančia, mėgaujasi savo išskirtina kančia. 4 ir vežimas. Stabiliai nieko nedaro, lieka su savim, bet ašgi juk. Jinai čia buvo jinai kalta, jinai reikalavo iš manęs kažkokio pokyčio, o ašgi toks, ašgi nieko negaliu keistis. Vat žodžiu, jisai neigia, kad jisai irgi neprisima dalies atsakomybės už šitus santykius. Tai vat šitaip pat neigimas. Kaip elgiatės jūs santykiuose? Kaip elgiasi moteris santykiuose? Kaip elgiasi moteris santykiuose? Kaip elgiasi vyras santykiuose? Kažkodėl tai vėl 4 kortos iškrito. Kaip vyras elgiasi santykiuose? Dieve, koks čia jisai kaip čia sakyčiau, antrą variantą, tai žiūri drama king, o ne drama queen, ne, dramos karalius. Jisai pilnas tokio, vat kaip šitas žmogus, žiūrėkit, ne, taip svajoja, taip galvoja, toks giliai apmąstymuose apie tai, koks gyvenimas yra nesąžiningas, kaip jisai stengiasi, kaip jisai viską daro, kad nieko nedarytų, va šitaip sakyčiau, ne. Žiūrėkit, magas ir devynekės
kalba apie tai, kad magas nesinaudoja savo energiją, jisai paskutinio žingsnio nežengia. Daug galvoja, daug refleksuoja, ten pentaklių pažas kalba apie tai, kad viskas lėtai pas jį, viskas pas jį labai giliai, labai lėtai, labai su tokiais išgyvenimais. Toks vaizdas, kad jisai, sakau, jisai, žinot, labai geras pavadinimas, aš kito dabar nesugalvosiu, Drama King. Vat dramos karalius lyras vaikšto, arba kaip šitas Faustas vaikšto, būti ar nebūti. Kame problema, toks filosofas kažkaip ir vėlgi iki elementariausio veiksmo, padarimo kažkokio tai neužtenka energijos. O dabar kaip elgėsi moteris? Moteris priima tai kaip, žinot, susitaikius su šito vyro išskirtinumu. Su šito vyro tarsi moteris irgi jaučia, kad šitie santykiai nėra šiaip savo, nėra paprasti. Jie kažką tai vienas kitam jums reikalingi kažkam. Tai moteris apie tai žino, bet jinai tarsi taip fatališkai, žinot, irgi, toks likimas, kągi, toks, tokį likimą man skyrė žvaigždės ir dabar aš nieko negaliu pakeisti. Bet jinai taip irgi, taip susitaikius, fatališkai susitaikius su vyro elgesiu, su vyro šito refleksijom, kažkaip taip elgėsi. Taip irgi du visiškai pasyvūs šituose bent jau santykiuose žmonės. Dėl ko jūs taip elgėtės? Dėl ko jūs taip elgėtės? Ir dėl ko jisai taip elgėsi? Dėl ko jūs taip elgėtės? Vyras refleksuoja ilgai ir nieko nedaro, nei paneigia, nei paaiškina moteriai savo elgesį. Moteris daro išvadas pati. Daro išvadas pati apie tai, kad jos nemyli, jos nesirenka. Kažkokį tai dabar jisai gyvena su kažkokiom kitom moterim, meilės trikampį ir taip toliau. Ar jisai gyvena, mes tai pasižiūrėsim, bet žiūrėkit, jūs dėl ko taip elgėtės? Dėl to, kad pas jūs yra klausimai su savivertė. Ir ilgą laiką jūs kažkodėl tai to savivertės klausimų nesprendžiat. Jūs nuvertinat save, jūs save pati irgi žeidžiat. Vat jeigu jisai Drama King, tai pasirodo, kad ir jūs nemažesnė Drama Queen, nes jūs irgi savo žaizdas karts nuo karto vis, žinot, jau užsitraukia, jau ten kažkoks tai toksai irgi, kaip čia pasakyti, šašiukas susidaro, o jūs jį vėl nudraskot. Jūs ir vėl tą patį padarot. Ir vėl toksai užburtas ratas pas jūs, dėl ko jūs tą elgėtės, vien tik tai todėl, kad jūsų žema savivertė. Dėl ko būtent jisai elgėsi? Todėl, kad jisai yra irgi priklausomas žmogus. Ne veltui buvo tenai, kad gali vartoti alkoholį, gali kitas vartoti narkotinės medžiagas. Nes šitas žmogus yra priklausomas. Priklausomas nuo malonumo. Jisai žmogus, kuris, maža to, kad jisai dar dramatizuoja viską, jam labai svarbu gauti tą dozę džiaugsmo ir būti būti dėmesio centre. Vat jeigu jūs į save visą susikaupus, tai jisai į išorę susikaupus, suprantat? Vat tokios dvi priešingybės tarsi. Jam labai svarbu, kad apie jį kiti žmonės gerai galvotų, bet iš tiesų jisai yra priklausomas nuo alkoholio, nuo meilės, nuo dėmesio, Tai vat jo žema savivertė, nes jisai priklausomas nuo kitus nuomonės, o jūsų žema savivertė, nes jūs priklausoma nuo savo, kaip čia pasakyti, nevertinat savęs taip, kaip turėtumėt vertinti. Žodžiu, čia tikrai karminiai santykiai, čia turit ką veikti abudu ir ilgą laiką. Tai va, tai to, ko reikalaujate jūs ir ko reikalauja jisai.
Jūs reikalaujate, kad visos šitos nesąmonės, žiūrėkit, 9 kardai tai yra baimės korta, tai yra šešėliai, kurie pačią gazdina. Jūs, vat, kaip šitas drakonas, ne, kažkur tai matot šešėlius ir pats savęs bijot. Ir jūs, kaip pasakyti, žinot, toksai vaizdas, kad ko jūs reikalaujat. Jūs reikalaujat atsakymų, kurie galiausiai jūs pastatytų į tokią, vat, irgi poziciją. 10 pentaklių ir 10 taurių. Tai yra arba mes šeima, arba mes kartu kažkur tai, arba mes ne kartu. Bet vėlgi, jums norisi aiškumo, jums norisi aiškaus paprasto statuso savo. Bet ar tai pagrįsta ir ar tai šitas vyras sugeba duoti, jau kitas klausimas. Bet jūs pati save, kaip sakoma, norėdama arba reikalaudama iš likimo, iš šito vyro kažkokių sprendimų, jūs pati save gazdinat, kai jų negaunat. Taip. O ko reikalauja jisai iš jūsų? Jisai reikalauja iš jūsų, kad jūs, kaip sakoma, būtumėt, jeigu jam svarbu būtų skeptrų karaliumi, tai jisai dar gali jūs pavydėti, suprantat? Jisai jų reikalauja, kad gali nepagrįstai pavydėti, kad jūs kaip skeptrų karalienė turit dar taurių karalių. Kad ne vienas vyras yra, kad jūs nepasirenkat. Žodžiu, jisai gali jums pavydėti, bet tas pavydas yra ne visai pagrįstas ir gali tokias keistas pavydo scenas kelti, arba tu, arba aš nusižudysiu, arba dar kažkas. Nu, žodžiu, čia labai labai įdomus elgesys šito vyro. Nu, ne tiek įdomus, kiek jisai destruktyvus, toksai, žinot, karminiai toksiški santykiai, sakyčiau, čia taip. Ir kai moteris reikalauja iš šito vyro, kad jisai statusą jį suteiktų, tai čia irgi matyt, nu, kažkokią tai savo asmeninę moteris priežastį tam turi. Ko jisai nesupranta ir ko jūs nesuprantat. Ko jisai nesupranta ir ko jūs nesuprantat. O pasirodo, kad jo, aš sakiau, kad nepagrįsti kaltinimai yra, o pasirodo pagrįsti kaltinimai, pavydo scenos ne veltui kyla. Nes žiūrėkit, pas jūs lygiai taip pat yra taurių karalius. Yra taurių karalius ir jūs nežinot, jūs irgi ko nesuprantat. Jūs nesuprantat, ar vis tik su šitu sunkiu žmogum, kuris jūs irgi sielą traukia, suprantat, kad jisai nėra labai lengvas ir labai paprastas žmogus, bet tai yra jūsų, mano karma, mano kryžius, aš jį nešu ir tarsi yra kažkur tai taurių karalius, su kurio būtų daug paprasčiau, bet jūs kaip pentaklių karalienė lengvų kelių neieškot, kaip sakoma, ir priimat tai kaip savo likimą. Žodžiu, jeigu jūsų vyras pavydi taurių karaliaus, tai taurių karalius jūsų erdvėj yra kažkoks tai taurių karalius. Bet jūs, tuoj man dar reikia vienos kortos, kad aš čia suprasčiau. Jūs pati nesuprantat, kodėl būtent šitas žmogus jūs traukia, nes aplink yra kitų žmonių, kitų vyrų. Ne tik tai taurių karalius atsirado, dar 2 kortas ištraukiau, tai yra ir kardų karalius, kuris atėjęs sako, kad jūs myli arba gali, kad slapta mylėti, bet kurio atveju jūs turit daugiau pasirinkimo negu šitas žmogus, negu šitas jūsų vyras, apie kurį klausėt, bet kadangi tai yra, kaip sakėm, karminiai santykiai, tai gali būti jūs tiesiog jaučiat, kad su šitu žmogum, su šita sudėtinga situacija reikia išsispręsti tam, kad kitiems galėtumėt, kaip sakoma, skirti dėmesį. Arba kaip tik
saugot savo širdį nuo kitų dėmesio, nes jau yra sužeista šito žmogaus. Žodžiu, čia reikėtų irgi individualiai pasižiūrėti, bet šitie, kad ir kiek jūs delstumėt, kad ir kiek jūs nieko nedarytumėt su šitais santykiais, padarys už jūs likimas. Kažkokiu tai būdu, galų gale, teks, norit jūs ar nenorit, nori šitas vyras ar nenori, jisai vis tiek turės priimti kažkokį tai sprendimą. Jeigu jisai pats sąmoningai to nepadarys, tai ateis pats blogiausias, tarsi iš galimų variantų, pats blogiausias, kurį vis tiek reikės priimti kažkokį tai sprendimą. Žmonės, kurie delsia priimti sprendimus, anksčiau ar vėliau už juos tai nusprendžia likimas, bet tada reikia, kaip sakoma, jau daryk, ką nori, bet su pasiekmėm reikės gyventi pačiam. Tai su pasiekmėm jam gali labai nepatikti tos pasiekmės, bet jisai bus tiesiog priverstas irgi kažkaip tai, nebus kito šanso. O ko jums reikia realiai, labai aiškiai pamatyti šitą situaciją. Moteriai reikia labai pamatyti šitą situaciją, įjungti savo ir, kaip pasakyti, pradėti naudoti savo slaptomis žiniomis. Žinia visada kalba apie moteriškumą, apie slaptas žinias. Tai jūs pirma užduotis, atsimenat, kalbėjom apie savivertę. Jums reikia visų pirma pakelti savo savivertę, išmokti ir būtent tada galbūt šitam žmogui ir, kaip čia pasakyti, ir šitas žmogus pasikeis, būtent šitas bokštas jam ateis, kai jūs pasikeisit. Visada reikia pradėti nuo savęs. Kaip ten bebūtų, kokia ezoterika arba psichologija jūs paskaitytumėt, viskas prasideda nuo pačio asmens. Nuo pačio asmens pokyčio, nuo pačio asmens užklausos ir niekur tu čia, sakoma, nuo savęs nepabėgsi. Tai buvo toks antras variantas. Jeigu jums kažkaip tai atliepia šitie kortų skaitymai, aš būsiu labai dėkinga už jūsų įžvalgas, už jūsų pasisakymus. Kągi, bandom trečią variantą. Jeigu man užteks kalbos, tai mes pabandysim ir trečią variantą. Tvarko. Trečias variantas. Apie kokią moterį kalba eina? Apie kokią moterį kalba eina ir apie kokius karminius santykius trečia pora papasakos mums. Ką savyje priimate, ką savyje neigiate, kaip elgiatės, dėl ko taip elgiatės, ko reikalaujate iš santykių, ko reikalaujate iš savęs, iš vyro ir ko nesuprantate. Taip, moterį turim, vyras. Kokį vyrą kalba eina, ką jis savyje priima, savyje santykiuose, ką neigia, kaip elgiasi, kokie elgesį demonstruoja, dėl ko būtent taip elgiasi, ko reikalauja ir ko nesupranta. Tvarkoju. Taip, apie kokią porą čia kalba eina. Karminiai santykiai, trečias variantas. Moteris mergina įsimylėjus kažkokį tai vyrą arba vaikiną, kuris, sakyčiau, dar tik tai savo jaunas, dar tik tai savo kelionės pradžioje. Ir jisai turi daug paslapčių, bet mergina moteris juo labai susižavėjus. Arba jinai, jeigu kalba apie ją, tai jinai nori užkariauti šito vyro širdį arba vaikino širdį, bet jinai yra jauna ir jinai gali netgi, suprantat, ką jinai gali padaryti blogo, jeigu iš nežinojimo arba iš tokios, kaip sakoma, užsispyrimo magas
turi daug jėgos, magas turi daug energijos, bet kai jinai nukrypia arba jisai nukrypia neteisinga linkme, tai gali būti moteris netgi praktikuojanti, sakyčiau, meilės magiją vien tik tai tam, kad sužavėtų šitą vyrą ir pritrauktų šito vyro dėmesį. Tai vat, gali būti, kad čia nelabai, kaip čia, magas, kuris, žinot, toks, nelabai žino, ką daro, nelabai atsakingai žino, ką daro, nes vat, tokios kortos kalba. Moteris mergina, kuri turi daug energijos, bet jinai nežino, kur tą savo meilės energiją dėti ir nukreipia į žmonės, kurie galbūt ne visai verti jos arba užsispyrimas pas ją tiesiog. Tai va, tai apie kokį vyrą kalba eina, tai yra taurių karalius. Taurių karalius, kuris ir jaučia, kad kažkaip tai yra, šitą kortą, matot, yra priklausomas nuo tos merginos moters dėmesio ir jisai bando savyje kažkokį pasirinkimą padaryti, bet irgi aistrų plėšomas, aistrų vietomas ir pasižiūrima apie ką tai yra, nes šitą taurių karalius, kuris dažniausiai būna irgi vedęs, bet jisai taip pat moka kalbėti, pažįsta moteris, moka emocionuoti, bet taip pat jeigu poroje su velniu, tai gali būti, kad jisai emociškai yra nepasiekiamas, žodžiu, jam sunku emocijas reikšti. Taip, ką jis demonstruoja? Ir ką priima, tai yra, ką priima savyje jūs ir ką priima savyje šitas vyras. Ką priimat jūs? Moteris mergina priima savo jėgą. Tai iš tiesų moteris mergina, kuri domisi ezoterika, kuri labai patinka būti valdingai, kuriai patinka pildyti savo svajones, jinai tą daro stabiliai, jinai priima savyje savo jėgą, jinai priima savyje savo tokį moteriškumą, moterišką galią suvaldyti, sužavėti, paflirtuoti. Jei tai visa tai yra jos, kaip sakoma, mėgavimosi ir buvimo su savimi tokio pakilioj nuotaikoj, vadinai tą priima. Apie kokį vyrą kalba eina. O vyras eina vėl meilės trikampis. Vyras, kuris yra plėšomas ir vietomas, jisai priima tai, kad jisai yra įsipareigojęs kažkam, tai jisai yra daug vyresnis, gali būti skirtingo statuso, skirtingų kažkokių tai sugebėjimų ir vėlgi vyras, kuris gali turėti šeimą, kuris gali turėti skirtingą statusą, nes, tarkim, moteris mergina jauna, kaip ir sakiau, jauna, nes magas čia yra, jaunesnė už šitą vyrą, jisai gali būti vyresnis, vedęs, bet jeigu mergina tikrai truputėlį pabūrė, tokia, žinot, raganiška, neraganiška, čigoniška magija tokia užsiėmė, tai šitas vyras jaučia, kad jisai negali, skauda širdį, bet negali kitaip. Todėl nenuostabu, jeigu jisai pradės irgi vartoti alkoholį vien tik tai todėl, kad tą širdies skausmą užgniaužti. Karminiai santykiai. Kalbam tokia tema, todėl ir temos kyla keistos. Nieko nuostabaus. Gerai. Ką neigiate? Ką mergina neigia? Ir ką vyras neigia, apie kurį klausia? Ką vyras neigia, ką moteris? Moteris absoliučiai neigia, jinai nieko nenori girdėti, kad kažkas tai nepavyks. Jinai iš tiesų čia trečią variantą žiūrim labai užsispyrusios, labai ambicingos, labai noringos merginos moters charakterį, kuri dar turi ir žinių ir gali, kaip ir sakiau, iš tokio nežinojimo, užsispyrimo daryti labai nešvarius, sąžiningai nešvarius darbelius. Jinai daryk, ką nori, su pasiekmėm reikės gyventi pačiai. Jinai tų pasiekmių net nuneigia, suprantat, viską. Viską nuneigia, viską atmeta,
daro tik tai, kas jai yra naudinga, kas jai yra svarbu, kas jai yra reikšminga, ir jinai tą daro labai, labai drastiškai, sakyčiau, ir labai neapdairiai. Ką neigia vyras? Vyras neigia, kad yra iliuzijoje, yra dideliai iliuzijoje, ir neigia tai, kad sakyčiau, kad jam yra, kaip pasakyti, jisai nuneigia tai, kad šitas santykiai arba šitas ryšys arba šita aistra, kuri dabar jį yra užvaldžius, yra iliuzija. Yra iliuzija, jam atrodo, kad jisai laimėjo arba jį laimėjo, bet iš tiesų visa tai yra tiesiog, vėl visas kontekstas apie tai, kad santykiai yra ne karminiai, o magiški. Tai nėra karmiški santykiai, tai yra magiški. Tai yra labai nešvarios energijos santykiai. Tai va. Kaip elgiatės? Kaip elgėsi moteris šituose santykiuose? Kaip elgėsi vyras šituose santykiuose? Žiūrėkit, kaip moteris elgėsi šituose santykiuose. Jis mano, net nors dabar, aš sudėjau į jį labai daug vilčių, aš sudėjau į jį labai daug lūkesčių. Jis mano, net jeigu dabar, kaip sakoma, ir mus skiria atstumas, anksčiau ir vėliau jisai vis tiek bus mano. Moteris elgėsi demonstruoja. Vyras nenoriu, negaliu, bet važiuoju, bet kviečia, reiškia važiuoju, bet nenoriu, negaliu, vat vėlgi. Jisai toksai trumpam atvyksta, trumpam išvyksta, jokių sprendimų, jokių pažadų nevykdo, bet yra toksai visiškas, kaip sakoma, labai žemų energijų, labai nedidelio noro, nėra pas jį didelių norų, bet jau kai, kaip čia pasakyti, kai padaro tai greitai, va toks trumpi pasimatymai, trumpi atvažiavimai, trumpi pasibuvimai. Kodėl? Dėl ko jisai taip elgėsi? Todėl, kad yra šeima, todėl, kad yra pas jį kita šeima, kiti dalykai, iš kurių jisai, kaip sakyti, irgi jam ten trūksta, jisai jį kviečia. Bet, atsiprašau, kažkoks tai tikrai magiški ritualai atlikti, kad ir kaip tai būtų nepopuliaru, bet žiūrėkit, jisai negali būti šeimoje ir negali būti toli nuo šeimos. Tarsi jį kažkas traukia, bet jisai vis tiek sugrįžta, ratas keičiasi. Šeima išbėgu, pabėgu, pasibūnu, pasilakstu ir vėl sugrįžtu. Žodžiu. Dėl ko jis tai taip elgėsi? Dėl to, kad yra šeima, todėl kad ten irgi nieko negalima taip užbraukti, kaip sakom. Kodėl moteris mergina elgėsi taip? Todėl, kad jai labai patinka jos valdžia, jai perspėjo, jinai žino, grėsmės žino, bet jinai nieko, jokių išvadų nedaro, nes jai paprasčiausiai labai maloni jos pačios valdžia. Jai pačiai labai malonu, kad šitą vyrą jinai valdo. O taip. Ko reikalauja moteris iš šitų santykių? Ko reikalauja vyras? Ko reikalauja moteris iš šitų santykių? Ko reikalauja vyras? Moteris reikalauja besąlygiškos meilės, sunku, nesunku, lengva, būk mano pasauliu, aš noriu, kad taip meilė sudėtinga, taip, bet aš reikalauju besąlygiško paklusnumo. Aš įveiksiu, aš myliu už du, man reikia, aš viskas, ko man reikia, esi tu. Ko reikalauja vyras? Vyras reikalauja, kaip skeptrų karalius, jisai reikalauja išsivaduoti iš šitos mėnulio. Mėnulis tai yra paslaptis, tai yra, moteris kažką tai čia, pasinaudoja savo moterišką energiją, o vyras sako, grąžink man save, reikalauja susigrąžinti save savo. Arba reikalauja iš jos kažkokių tai išgijimo. Jisai nori
jisai nori išgyti iš tos tamsos, į kurią kažkaip tai pats save arba ne su moters pagalba, kaip sakoma, įsivėlė. Ko jisai nesupranta ir ko mergina moteris nesupranta. Ko jisai nesupranta? Jisai nesupranta, kad jisai nenori suprasti arba nesupranta, kaip, nenori suprasti, kad tik tai jisai atsakingas už savo gyvenimą ir nenori suprasti, kad arba nežino, kaip išsivaduoti iš tos karmos, paskutinė korta, karma. Kaip man atsispirti šitai karmai, kaip man pabėgti. Tik tai galima tą padaryti su labai didelę pagarbą savo gyvenimui, savo pasirinkimams, su meile, bet su meile savo ir savo gyvenimui. Ta galima išsivaduoti, kaip sakoma. Taip, bus sunku priešintis, bet ieškoti tų, kurie moka bendradarbiauti, ieškoti tų, kurie gali padėti išsivaduoti iš šitų, kaip sakoma, iš šitų santykių ir jam pačiam reikia suaugti kaip žmogui. Suprantat, jokie burtai, jokie ten tie nužiūrėjimai ir apžiūrėjimai, kai tu sąmoningumą augdai, jie tampa tik tai priemonėmis, o ne nuosprendžiu. Tai vyrui reikalingi šiti karminiai santykiai su šita moterim, su šita raganaitė, kurį jisai sutiko savo kelyje, tam, kad jisai pats morališkai ir emociškai ir psichologiškai suaugtų ir emociškai, kaip sakoma, sutvirtėtų. Ko nesupranta mergina, kad ir ką tu bedarytum, daryk, ką nori, su pasiekmėm reikės gyventi tau pačiai. Korta irgi karminė, korta irgi teisingumo korta, kad ir kiek tu, kaip sakoma, gintumėsi, vis tiek ateis tau atpildo valanda ir tu turėsi atgailauti, tu turėsi suvokti, ką tu padarei ir vis tiek gyventi su tom pasiekmėm. Nustoti raganauti ir priimti savo emocijas, išgyventi savo liūdesį ir, kaip sakoma, ir būtent pasielgti teisingai. Moteris, mergina, kuri žiūrėjo trečią variantą, jinai turi nuspręsti, kad mielas, net jokios magijos, jokie raganavimai nesuteiks vyro, neprivers vyro mylėti jūs, o jūs pati irgi, kaip sakoma, joks vyras nebus šalia jūsų laimingas, jeigu jisai bus pririštas ir bus ne su tais, su kuriais nori, ir ne ten, kur nori. Tai tik tai vieni konfliktai ir labai sunkus gyjimas. Dėkui, kad buvot kartu. Tikiuosi, kad jums patiko šitas kortų skaitimas, karminiai santykiai, ir lauksiu jūsų atsiliepimų. Iki kitų malonių susitikimų. Iki.